Sveiki, aš esu Laurita. Netikėtai nusprendžiau palikti savo namus ir išsikraustyti į Tailandą. Ir kaip tau suskambėjo? O trumpai apie mane. Prieš lygiai metus nusipirkau butą. Pusę metų jį įsirenginėjau. To be continued, mano butas, kuriame kažkada gyvensiu. Svarbu nepridaryti betvarkės aplinkui. Žodžiu, apie statybas taip trumpai. Nuolatinis susitaikymas su tuo, kad nevyksta viskas taip, kaip tu nori, taip, kaip tu tikėjasi. Kas ruošite statybam, tai tiesiog sėkmės visiems, kas išgyvena šitą dalyką. Aš tai net papilkėjau, aš jau kaip daraus kaip zombis nuo šitų statybų. Pusę metų jame gyvenau. Oficialiai pirma naktis bute, kai jau grįžtu į namus. Dabar turbūt pusę metų išvažiuoju. Kodėl? O kodėl ne? Ką, viskas, palieku namus ir išvažiuoju keliams mėnesiams. Kodėl Tailandą? Nes visą laiką norėjau būtent skristi ten, visą laiką jaučiau meilę tiek maistui, tiek kultūrai, tiek žmonėm. Tailandas ir is. Kol kas turiu tik bilietus į Phuketą. Kodėl? Dėl to, kad ten buvo pigiausi bilietai. Mano bilietai kainavo 800. Asmeniškai rekomenduoju naudotis per telefoną šito appsu. Iš tikrųjų, aš užtrukau ieškoti bilietų apie 4 dienas. Realiai po to, taip ieškant, aš dabar esu radus bilietus realiai už 650 eurų. Va, žiūrėkit. Nusipirkau bilietus. Viskas, daugiau neturiu kur gyventi, nieko nesusplanavus. Pagrindinis klausimas, tai kaip pradėti planuoti kelionę, kai jau turi bilietus? Atsakymas. Kas svarbiausia? Renkantis, kur gyventi. Gerai, parodysiu, kaip pradedu galvoti, kur noriu gyventi, kaip išsirenku viešbutį. Tai pirmiausia, skrendu į Phuketą, kaip ir minėjau jau, tai atsidarau jo salą. Ir man yra svarbiausia turbūt paplūdimiai. Tai norėčiau, aišku, aš aplankysiu juos visus, peržiūrės visus paplūdimius. Išsirinkau 2, Kamalą ir Patongą, ir norėjau paklausti interneto, kuris visgi yra geriau ir kodėl. Tai pasirodo, Kamala Beach yra labiau tyliau, ramiau, o Patong yra labiau party people. Tai realiai, kai renkatės kur gyventi, jūs labai turite žiūrėti, kas jums yra svarbiausia. Dalim labai svarbu, į kurią pusę saulė leidžiasi. Per kur geriausia rinktis viešbutį? Taip, visiškai teisingai, nereikia jokių Airbnb, nereikia jokių bookingų, užtenka godos. Pateikiu pavyzdį, 30 eurų beveik pigiau negu bookingė. Kadangi taip pat planuoju sportuoti, įsirašiau Muay Thai, Phuket, visus klubus sporto ir žiūriu prie mano išsirinktų vietų, tai yra Kamala Beach ir Patong Beach, ar yra klubų sporto. Ieškojau Muay Thai klubų ir parašiau vienam klubui, būtent Revolution Muay Thai, šitam parašiau. Ir pasirodo, kad jie atrašė žmogus, jam priklauso, jis yra susistokęs su lietuvė iš Klaipėdos ir jie labai norėtų pas juos atvykčiau pasitreniruoti. Na va, įsivedusi nuo jų sporto salės iki mano, tarkim, namų, galimai kažkur gyvenčiau čia kol kas, ką esu radus. Su kuriais būtų smagu susipažinti ir saugiau, kadangi keliausiu viena. Suprantu, keliausiu ir gyvensiu iš toj pusėje labiau, nes gražesni paplūdimiai man. Tai vat, nuo to ir pradedam. Einam beieškoti, kur gyventi. Nusistatom vienam žmogui, baseinas pirmai savaitei. Iš karto įsijungiam žemėlapį ir aš tengi žinau, kurioje vietoje noriu gyventi maždaug, aplinkui čia ir žiūriu. Iki kelionės yra likę 4 dienos, tai jau netiek daug ir variantų. Ir paieškojus gali rasti tikrai labai gerų variantų už labai mažą kainą. Labiausiai man patikė yra šitie 4 žvaigždučių viešbutis, 3 žvaigždučių viešbutis, bet čia 11 naktų kainuoja tiek. Tai jeigu keliauji dviese, tai dar per pusę dalink, tai 10 eurų naktis. Tai at this point aš tiesiog turiu daug variantų ir nežinau, ką rinktis. 3 dienas iki skrydžio, dar vis nebukinau, kur gyvensiu. Na ką, šiandien jau yra likus 1 diena iki kelionės. Aš vis dar neturiu kur gyventi rytoj. Ir aš galvoju, kad kas liks iš mano pasižymėtų, ten ir gyvensiu. Ką būtinai dar reikia susitvarkyti, tai draudimą. Kadangi važiuoju ilgam, apsidraudžiau ir jeigu man kažkas atsitiktų, jeigu kažką kitam aš padaryčiau, jeigu teisės pažeisčiau, kad advokatą man priskirtų. Kadangi nežinau, kada grįšiu, greičiausiai, kad bus padangos žeminės. Pasikeičiam ratus.
Pasiimti seną lagaminą, kurio man negaila. Jis labai talpus ir patogus, jis labai mažytas. Ir čia susidėti tik reikalingiausius daiktus. Būtų patogus, aš juos nešiočiau ir prie visko tiktų. Susirinkinėjau siuntas. Jau man reikės kelionėje. Svarbiausia yra visą odą. Tai Martidėl man pridėjo After Sun, Protection, veidui 50 ir 30. Paskutinė siunta ir varau į oro uostą. Leave, drink water and use good skincare. Off to my first flight. Po pirmo skrydžio esu Turkijoje, liko dar 2 skrydžiai, dabar bus ilgasis į Bankoką. Peržiūrėjau žiauriai gerą filmą Ant-Man. Pasileidau Bankoke, dabar turiu dar vieną skrydį. Na ką, prieš įlipant į Puketą, sutikau kitą solo traveler. Aš šiek tiek jaučiuosi, tai jau paskutinis skrydis. Tai maistas neblogas, užtenka, bet labai šalta lėktuvuose, tai reikėtų pagalvoti, kad pasiimt būtinai kažką šilto. Arba aš tiesiog jau labai sergu. What I'm gonna do, arrive and get a Thai massage. Yeah? This, and I'm gonna send you a picture and you send me. Nemoku paaiškinti, Azija man visiškai feels like home. For 3 months, for 10 days. This girl for 10 days took this huge bag. Apie tai ir kalbu, nereikia tokia didelė. Dar tik 7 valandos, tačiau taip tamsu. Mes su Evelina dalinamės taksu, nes mums panašiai važiuoti reikia. Ellen things. Mano kambarys. 21 euras nakčiai. Vakarienė, street food. Visiškai tokiam kažkokiam, vat. Tai ką padariau pirmiausia? Pasikeičiau pinigus, nusipirkau kortelę su neribotu internetu, apėjau aplink savo kvartalą, kad pažiūrėčiau, kur yra nuomotais motorolerių ir kiek yra jų skirtingų, kad rytoj tiesiai eičiau ten ir žiūrėčiau, kas man pasiūlė geriausią kainą. Rytoj yra motorolerio pasiėmimo diena. Tai the journey begins now. Tačiau kas bus toliau mano vlogas, bet jeigu pirmą kartą jas darau, tai aš nežinau, kad bus toliau, tai iš tikrųjų žiūrėkit, nes staigmena, kas bus toliau, nieks nežino, net aš. She ever tried weed and she's like, no, do you have mushrooms?